Bet kad vien pasakyti ir užmesti, kad tai yra vyriausybė, kaip sakant, sėdi rankas sudėjusi nieko nedaro, būtų iš mano pusės nesažininga. Čia yra labai didelis partneris vyriausybei, mūsų Seimas. Seimas turi lygiai taip pat prisijimti tą atsakomybę, dėl kurios, mes kai kurios problemos stovi vietoje yra nepajudinamos. Aš, sakant, su dideliu apgailestavimu turiu pasakyti, kad aš nematau tokio, sakyčiau, solidaus bendradarbiavimo tarp Seimo ir vyriausybės, kur reikia sutarimo, prisiėmimo atsakomybės ir bandyti tada įgyvendinti tai, kas yra. Taip, kad vien tik tai pasakyti, kad vienas asmo, arba šiame atveju ministras pirmininkas yra atsakingas, būtų nesažininga. O bet kokios, kaip sakant, jeigu kas nors galvoja, kad aš čia galvą dedu už tą vyriausybę, tikėkit man. Ministras pirmininkas ir kai kurie ministrai ypatingai, kuriuos aš pasikviečiu ir klausiu, kas padaryta, kodėl nepadaryta ir panašiai, tikrai nėra labai laimingi su manimi.